Papokštaukim. Taip, dar vienas pokštelis. Šį kartą Andžėjus nori papokštauti su savo žmona Ieva ir pasakyti tiesiog, kad viršijo greitį. Nu, čia labai jau žiūriu, kad negalėsiu stipriai pokštauti, nes kiek suprantu, kad į pasaulį vaikelis beldžiasi. Tai žinot, mes negalim čia taip jau streso varyti labai, bet truputėlį galim sau leisti papokštauti. Nes va Zitą kaip išgąsdinom, tai oi šiandien. Labą dieną. Sveiki. Ar su Ieva kalbu? Taip. Jonas Petruškevičius trukdo iš policijos komisariato. Čia dėl greičio viršijimo, žinokit. Norėjau įspėti. Taip. Su Mercedesu labai lakstot. Taip. Tai va. Tai tiesiog dabar įspėju, bet jeigu taip ateityje kažkaip mažinkit greitį, žinokit, nes fiksuojam greitį ir baudas dedam. Aš supratau, čia sakykit, būtent kurioje vietoje buvo išfiksuotas, nes aš žinau, kad modelis fotoaparatas fotografavo ir aš galvoju, ar čia tas ar ne. Tai kur jūs važiavot, nežinot? Čia dais buvo gal prieš porą mėnesių Galvonų gatvėj. Taip. Tai labai teisingai. Tai šitas variantas. Taip. Gerai tada. Nu tai va, tai aš dabar perspėju, bet žinokit, jau dabar jau nelakstykit taip, nes tai žinot, tų avarijų daug. Supratau. Tai dar vienas dalykas. Radio stotis tavo balsas. Radio stotis tavo balsas, aš Vidas. Jokauju truputėlį. Papokštavau. Va, tai nežinau, kaip ten su tuo greičiu. Iš tikrųjų, dar baudos negavot, jeigu tai gal nieko tokio, bet linkėjimus nori perduoti, ar žinot kas? Ne. Nu, pagalvokit. Sumanė papokštauti, parašė žinutę į radio stotį vienas žmogus, kuris sako, kad labai myli jūs. Andžėjus Ravanas? Nu, būtent taip. Tai Andžėjus sako linkėjimai Ievai, žmonai Ievai ir Vinogytė, į kurią vadinam taip būsimą vaikelį, taip? Taip. Tai va, tai žinot, kadangi jūs laukiatės vaikelio, aš taip jau pokštauti, sakiau, labai stipriai negaliu, bet truputėlį galima. Tikrai taip. Va, tai noriu perduoti dar kartelį jums geriausius linkėjimus nuo Andžėjaus, gražios dienos, gero savaitgalio, gal kažką norit atgal pasakyti Andžėjui, čia jis girdi, dabar klausosi radio. Tai aš nusileisiu į pirmą aukštą ir pasakysiu. Supratau. Nu tai gerai, tai taip ir padarykit tada. Dar kartą geros nuotaikos. Ačiū jums. Viso geriausio.